3 dalykai, kodėl verta rinktis Dekal veislės. Tai labai geras žemkentiškumas net ir ekstremaliomis sąlygomis. Turi visos veislės laukinio ridiko geną, kas neleidžia atsidaryti ankštaroms prieš derliaus nuėmimą. Taip pat visada aukšti ir stabilūs derliai net ir įvairiomis klimato sąlygoms. Jeigu nežinote, kokią Dekal veislę išsirinkti, pasikalbėkite su manim, Algimantu ar Barnu. Sveiki, Agroreido žiūrovai, mano vardas Darius, jūs įsijungėte Agroreidą ir šiandieną pakalbėsime apie Dekalbo rapsų kulimą. Esame Pasvalio rajone, kaip matote, žmonės jau dirba techniką, važiuojame ieškoti ūkio vadovo Kęstučio ir pakalbėsime apie procesus, kokie vyksta čia šiandien. Taigi likite įsijungę ir smagios peržiūros, kas dar mūsų nesubscribina, būtinai tik ačiū padaryti, paspauskite like, parašykite komentarą ir keliame ieškoti Kęstučio. Tai bandyk važiuoti su nuleistą padangą, varikė keis ir viskas. Mūkį blogiausias dalykas, kai stovo kombainas. O pas jūs nebuvo sugulusių? Tai va, turim. Žiūrėk čia kaip sugulė. Kiek tuose 12 hektarų pieno čia pagaminat? 50 tonų į parą. Gazo, džentelmenai, šiandien filmuojam, reikia gero kontento. Ekspozė turim yra Excited, 450 hektarų. Gerai, byra. Nebirėtų, neaugintumėm. Nu tai simta švyturėlį ir važiuok, aš nežinau. Nu bet ar kainuoja? Tu šiuo traktoristas su šviesom. Kokių dar mitų yra apie ūkininkus? Turtingus, ne? Bagotus, naujas mašinas. Šitą plauks rekordų turėjom, tai 10,5 tonų. Bet šiemet vėl kviečiai? Jo. Kaip čia tik? Gerai, byra. Ačiū, nuoširdumą, gerai, vyra, varom toliau. Ko vyra, to siemi? Jo. Nebevirs, tada galvosim. Šausim kukurūzą. Jo. Šniuksim garsą. Neišjungkit, nu, tai darbai vyksta, Jėzus Marija. Kiek skambučių per dieną sulaukėt? Arba kiek baterija laiko? Iki pietų išlaiko? Iki 9 vakarą jau 20, jeigu nepasikrau. Daug programų naudojam, tai dėl to gal daugiau. Kokias išmanės technologijas ūkį naudojat? Dojos operacijų centrui klasą Connect. Nu, o kaip jūs suvaldot tokį procesus? Vis tiek ūkis didelis. Stebėskit, žiūrovus į kontekstą, kur mes čia atvažiavom. Pasvalio rajoną Norgilas, jo AB Veikėba. Aha, ir kam čia užsiimat? Žemės ūkis. Žemės ūkis ir nebereikalo traktorius. Ką čia darot, kam užsiimat? Auginat grūdus, ką dar darot? Pagrindė tai pienininkystė. Grūdai, kai neturi ką veikti, augini grūdus. Laisvalaikio promėgs. Brangus hobis. Brangus. Nu jo, loteriją lošiant. Lošite, ne? Pavyksta išlošti? Kai kuriais metais. Kas sunkiau yra, užauginti grūdus ar parduoti? Parduoti. O dabar, pavyzdžiui, javapjūtė vyksta, ne? Kas didžiausia galvos skausmą jums kaip vadovai kelia javapjūtės metu? Ar kaip derlių nuimti, ar kaip procesą suvaldyti, ar oras galva varšina? Tai greičiausiai, kad oras, nes nuimti derlių ir procesą valdyti yra agronomams ir inžinieriai. Kad technik važiuotų daugiau, tai čia viskas. Nuvaryti filmom, matėm, kad tik technikai išvažiavo laukus, ne, tai kokie procesai šiandien laukose vyks? Kulimai, žemės dirbimai, srautų vežimai. Ką kulėt šiandien? Rapsą. Ar jau kulėt kažką, ar pirmą rapsą kulėt? Nu, jau 3 dieną kulėt. Ne, 4 jau gal. Mėžį neturėt? Ne, kvietrugių turėjom. Tai jau pasitestavo techniką? Jo, ant kvietrugių patestavom ir iš karto tą pat vakarą ant rapsą šuko. Aišku, Dekalbo rapsą kulėt, ne? Jo. Fantastika, važiuojam, pažiūrėt, kaip tą rapsą kulėt. Važiuojam. Važiuoju į dirbtą. Tai bandyk važiuoti su nuleistą padangą, varikė keis ir viskas. Nieks nešnek. Tai dabar įsiganda jau. Gazo, džentelmenai, šiandien filmuojam, reikia gero kontento. Vienas su bunkerį prikūlė, ne? Jo. Kokia drėgmė to rapso, kaip čia? Tuoj pažiūrėsim. Ant per rapsą galit pažiūrėti drėgmę? Jo. Tai ką turim 12 drėgmės 5 tonas iš hektarą. Pusę 10. Nu, fantastika. Derlingumas 5 tonas, čia Dekalbo rapsas. Jo. Čia gerai ar blogai? Jūs man pasakykite. Nu, jūs čia ūkininkas. Aš tai norėčiau 6, žinai, visą laiką. Ne, tai 8 kaip kviečių gerai irgi būtų. Tada kviečių neaugintumėm vien tik rapsą. Papasakot, kas čia vyksta laukia, kiek kombainų dirba, kodėl tik 2 lekcionai, 2 klasiai, daugiau neturi. Bet labai netoli nuo ūkio važiuoti reikėjo kelias minutės, ne kiek toliausiai jūsų laukai nutoli yra? Maksimum 7 km. Keliu 7. Spindul gal tiek ir nėra. O kiek, kokį dirba hektarą maždaug? 2300. Iš jų kiek žolės? Pusė. Su kukurūzais. Tai sėjomainą čia dėliuotis nėra problema, ne? Nu, toksai, žinai, žolė per metus neužauga. Plius kukurūzai, kas yra nepalankos sėjomainai. Nepalanku, tai kaip tik po kukurūzų gerai kviečiai auga. Gerai, kada pasėt spalio mėnesį? A kaip tą rapsą pavyko pasėt rudenį? Gerai. Kokią čia technologiją naudojat, kaip čia tą žemę paruošėt? Skutimai, nuraginiai,
Ir fokus uždarinėjom kiekvieną rudenį. Nu ir kaip tie rapsai žiemoja, papasakokite apie man šitą lauką, kaip tos rapsas pavyko auginti, kad taip gerai byra. Ir pavasarį atrodė, kad nieko gera, bet pasirodė, kad gerai. Nu kodėl drėgmės truko? Šalta, drėgmės, karšta, lietus. Nėra gerai. Nu bet byra, tai gerai. Nu, kol kas gerai. Kai susversim viską, susidėliosim, matysim. Tai kelintą, jūs sakėt, 4 dieną kulėte, ne? Jo, sekmadienį. Geriausia darbus pradėti sekmadienį. Klasika, taip ant savaitgalio. Jo, Kiek rapsų ūkio auginat? 450 450. hektarų. Oho. Gerai, byra. Nebirėtų, neaugintumėm. Dabar tiek daug tų rapsų veislių yra, kaip reikia išsirinkti teisingą. Bandymo keliu. Bandai pasėti nedaug, žiūri, kaip kitais metais didini, dar kitais didini ir žiūri. O tai kokią veislę čia kulėt? Ekspozę turim ir Excited. Ekspozė, žinau, žemaitį augina, patinka vienam tokiam ūkininkui. Laiku išbandytas, laiku patikrintas. Ne veltui tokia purė nešiuoti, ne? Jo, ne veltui tokie purė nešiojam. Neblogas. Excited tokia populiaresnė yra, daug kas augina, ne? Jo. Nu, rezultatai neblogas. Čia jūsų kaimynas irgi Marijus mėgsta dekalbo veislės. Tai jis mėgsta. Ir matom, vat kitoj pusėje jau traktoriai žemė įdirbinėja. Jo, daiginam rapsą. Daginat rapsą, kur išbirėjo ant žemės, ne? Bet kadangi Gal neišbirėjo. Nu, reiktų pažiūrėti, bet manau, kad nėra. Nu tai, o kas prižiūri, vat, kad ant žemės rapsai nebirėtų? Agronomas? Yra agronomas ir yra inžinieris kažkur sėdži tarp klasę vieną. Tai žodžiu, procesai vyksta čia greitai, ne? Čia ta dekalbo rapsą turbūt vakar nukūrė. Jo, kur vakar baigėm pult. O šiandien jau skutikai dirba. Jo. Kodėl du skutikai, kokia čia technika? Tai tas didysis tik po technologijų, tai važinėjai. O kodėl? Mes vis tiek susimėm per vasarą. Ai, tai tik technologijas, technologinės žemės, o klasas. Klasas daigina, o tas technologijant minkštin. Ir ką paskui čia su to lauku darys? Dar kartą sudaiginsim, dar kartą skūsim, jeigu paveks su nuraginiu ir tada bus kviečiai. Aha, kada kviečius planuojat sėti? Rugsėjo 9. Tiksliai, ne rugsėjo 9, ne anksčiau, ne vėliau. Tikrai ne anksčiau. O tik netoli ferma čia yra, tai mėšlo neduodat? Duosi, bet ne dabar. Aha. Mėšlą duodam kitam laukam, jau vežioja vyras. Kaip radalinas. Spėja tas priekabas vežt grūdus? Spėja dar ir laiką turi paplirti. Kol rapsas, o kviečias? Ne. Aš iš šito proceso jų pasiėmimą svarbiausia, kad kombainai nestovų daugiau, tai čia. Nu, kombainai prie jaukių, jeigu stovi, tai jau kriminalas. Mūkį blogiausias dalykas, kai stovi kombainas. Nesvarbu, šitas ar smulkintuvas ar... Nes čia tokia... Brangiausia technika negali stovėti. Teisingai. Gerai, vad brangiausia technika, o tai kaip brangiausiai technika operatorius paskirstot, kas su ko važiuoja? Ir nelabai ir kas skirstyt, kai žmonės nesikeičia, tai visiems gali čia duoti. Jeigu turi norą ir viską gali daryti. Visi, tai dabar ten tą John Deere skutiko operatorių pasadintumėt ten kombainą ir važiuot? Jis yra kūlės kažkaip. Kada jūsų darbo diena prasideda? Po 7, kokį 10. Ir ką pirmą darot? Išvažiuoju į laukus. Nu šiandien atvažiavot laukus, ką nusprendėt, ką matėt? Pasižiūrėjau, kaip ir iš vakaro buvo viskas nutart. Galva nuo ryto tokia, žinai, šviesesnė buvo, važiuoja lietai, susigalvoja dar kažką, tada susirenk vyrą ir varom. O tai kada vakar baigėt kulti? Po 10, gal 10. Taip ilgai, nu iki rasos, ne? Ne, mes iki 10. Bet būtumėt galėję ilgiau dirbti? Jo. Tai čia rasos nebuvo kaip prieš lietų, bet lietaus nėra. Nėra. Ką daro toliau, kai rapsą nukulėt, ne? Suskutat žemę, kas toliau čia bus? Sudėks kažkada, tikiuosi, kažkiek, nedaug, sukišim humus atgal. Kaip? Sulikščiuosim rapsų pabėras ir sėsim kviečius. O kada srūtų čia duos? Kai turėsim žmonių. Kaip su maišlais spėja tvarkyti? Nežinau, spėja. Kažkaip, ne? Kažkaip spėja. O būna naktinės pamainos pas jus? Stengiamės, kad nebūtų. O pavyksta? Kokie 2-3 metai pavyks. Fantastika. Gerai, tai man pasakykit 3 dalykus, kodėl sėja dekalbą rapsą. Gerai dygsta, gerai žiemoja, gerai byra. Fantastika. Plačiau mums apie dekalbą rapsus papasakos Bayerio specialistas Algirdas. Algirdai, papasako, kodėl ūkininkai renkasi dekalbo veislės ir kokia Lietuvoje populiariausia dekalbo veislė? Lietuvoje populiariausia ir pats didžiausia veislė mūsų portfelė tai yra DK Excited. Ūkininkai renkasi DK Excited vien dėl to, kad jinai yra labai stabili. Stabili derliais, gerai auga įvairiose dirvožėmėse, taip pat yra atspari ropių geltos virusui, taip pat pasižymi tuo, kad turi atsparumą ankštarų atsidarimai, tai turi laukinio ridiko geną. Nes nežinia, kada gali užklupti kruša, didesnis lietus prieš derliaus nuėmimą. Jeigu veislė, kuri neturi laukinio ridiko genų,
paprasčiausiai ankštis atsidaro ir sėklos išbyra, tai pasirinkus dekalb veislę, tai bus derlius pilnumoje apsaugotas. O kaip žiemoja dekalb veislės rapsai? Dekalb veislės rapsai žiemoja labai gerai, turi išskirtinį žiemkentiškumą. Taip pat DK Excited, jeigu kalbėtume apie DK Excited, turi labai gerą vystimas iš rudens, tai reiškia, kad siejant optimaliu laiku DK Excited puikiausiai pasiruoš iki žiemos. Tai va čia kaip tik ūkininkas ir kulė DK Excited ir sakė, byra 4,1 tonas. Tai čia gerai ar blogai? Priklausomai nuo ūkio investicijų ir ūkio dirvožėmių. Čia 48, sakė balai, našumas. Sakyčiau, kaip šiais metais tai būtų labai gerai. Ir kalbėjo, kad aliejus netoli 50 lyg ir. Tai reikėtų žiūrėti ne vien tik tais į derlingumą, bet ir aliejus kiekį, nes supirkimo kaina taip pat priklauso ne tik tais nuo to, ar tai yra rapsai, bet yra koks tai yra aliejingumas. Kokias šiemet naujienas pristato dekalbo veislės? Šiemet turime dvi naujienas, tai DK Exagris ir DK Exiris. DK Exagris turėtų pakeisti DK Excited Skandagros portfelėje, tai yra veislė, taip pat matome, kad jinai yra labai stabili, auga įvairiuose dirvožėmis ir marguose ir labai derlinguose, duoda labai gerus rezultatus. Labai gera, stabili veislė ir matome jai labai didžiulį potencialą. Jeigu kalbant apie DK Exiris, taip pat labai gera veislė, šiemet Koborų veislių bandymų statyje taip pat parodė labai gerus rezultatus. Tai jinai turi labai gerą vystimąsi iš rudens, tai ką reiškia, kad ją galima sėti truputį vėliau, sunkesniuose dirvožėmėse ir taip pat duos labai gerą stabilų derlių. Kokią rekomenduotum dabar ūkininkų veislę sėt, kuris dar, bet nežinau, ką sėt, ką rekomenduotum? Reikėtų pasirinkti tokią veislę palei ūkio specifiką. Vieni mėgsta, kaip ūkininkas sėja. Realiai, jeigu yra sėjama anksti, tai reikėtų rinktis veislės, kurios vystosi iš rudens silpnai arba ne taip intensyviai. Tai galėtų būti DK Exposas, DK Expectationas, Excitedas tas pats. Jeigu vėlinam sėja ar matom, kad tikrai nespėsim pasėti laiku, tai galėtų būti DK Excentricas, tas pats DK Excitedas taip pat gali pasiruošti, DK Exagris, ar tai galėtų būti koks nors DK Exiris, tai visiška naujiena, pasibandyti savo laukuose ir pamatyti, kaip paprasčiausiai auga ūkininko laukuose. Ar turi gyvybės draudimą? Man atrodo, kad turiu. Man atrodo, dabar darbo laikas, taip? Jo, darbo metu tai galim arba pažiūrėti, kaip draudimas dirba, arba paip į šoną šiek tiek. O. Manau, gerai vyra. O kokiam aukštį tūla, kaip manai? Apie 30 cm. Gazu. O. Nu tai ką, dulkės nusivalom, kalbam toliau. Kokios ūkininkų nuotaikos dabar? Iš tikrųjų pasižiūrėjus, tai ką ūkininkai kalba, tai palyginus su praeitais metais, tai pirmi rapsų hektarai nukulti, tai tikrai šiemet nuotaikos geresnės negu pernai metais. Ir daugelis sako, kad pusę tonos, net daugiau derliaus nuima negu pernai metais. Taip pat aliejus labai geras daugelį ūkių, kaip girdisi. Man atrodo, kad jeigu taip žiūrint, jeigu pradžia sėkmingas startas jau yra, tai bus geras ir visas sezonas. Tai jeigu ūkininkas nežino, kokią rapsų veislę sėt, kuriam reikėtų kreiptis, kad galėtų su jumis pasikonsultuoti? Visada gali kreiptis į Bayer agronomus, tai mane, Algimantą ar Barną, mes esame 3A. 3 muškietininkai. Taip. O kaip rapsą pardavinėti? Esat kainą pafiksavę? Ne. Nieko nesat dar pardavę? Ne. Bet čia buvo toksai biški bumas. Buvo. Ir ramiai. Ja. Kodėl? Pasižiūrėsim. Čia loterijai palošime. O tai kaip pardavinėjat? Skaidot rizikas ar einat va banku? Ta prasme, išsidėliojam kažkiek. Pasidėliojam, neimtam tą va banką. Ne tie skaičiai va bankai, ne 1000 pastatai. Čia yra sunkiausias klausimas, kaip sėkmingai parduot derlių. Bet kas atsakės ūkininkas į šitą klausimą, tai manau, kad jis ten... Bus milijonierius, jam dirbti neprireiks. Jo, jam šitas kuzavėlis tada ne šiupeliuks agronomą, žinai, gulės, o pinigų kal. Kūzovas. Ir tikrai nevažiuos su Toyota. Nu ką geriau už Toyota rasi, come on. Nežinau. O gerai, kaip nusprendėt, kada kult reikia važiuoti? Pagal drėgmę, pagal ką? Tai pasižiūrė, kad prieėsi, ne? Taip iš tolo. Nėra žalių. Iš tolo, kada iš arti nesimatytų, nes, iš tolo geriau atrodo viskas. Tu ir kulėna. O tai dekalbų rapsas skaičiuojas? Kol kas skaičiuoja. Kas labiausiai jums stebina su šiemetiniu derliu? Ar džiugina, kas yra į bunkerį? Kol kas, jo. Kokiam nuotaikom tai jau puikiai vyksta 4 dieną? Gerom. Ai, dangų pažiūrė, saulė šviečia. Ja, gerai. Galim dirbti, ne? Galim dirbti. Svarbiausia, kad šviestų tada, kada reikia ir lytų tada, kada reikia. O tai būna? Ne. Tai va dabar nukūlė dekalbo rapsą, o vėl sėsi dekalbo rapsą? Taip. Į kokią veislę? Tos pačios. Tik ne į tos pačius laukus. Excited Ir Exposa.
O kodėl? Gerai byra, gerai auga. Kam čia tų naujovių, kai viskas gerai? O tai kiek metų esi dekalbo? 4 gal. Tai daug, tai vadinasi pasiteisinę. Jo. O kaimynai aplinkui sieja? Manau, kad sėja. Nepašnekat? Pašnekam, bet ne apie veislės. Kokių dar mitų yra apie ūkininkus? Turtingus, ne? Bagotus, naujas mašinas. Nu, naujas Hiluxas tik šipeliuką vežiotės, jokį įrankį, nieko. Ja, Šipeliukas ir langam grandit. Atvažiavam dabar į kitą lauką. Koks dydis šito lauko? 313. Kiek kilometrų yra, kad ratu apvažiuotų? 12, man su atrodo. purkštu? Reiktų pasidomėti. 12 km tai su purkštu, galim vieną ratą apvažiuoti. Su dabartiniu Goršu, ką turim, ne, man atrodo, vieną pildymą reikia. Net vieną ratą neišina apvažiuoti. Jo. O jeigu pirminas, gal kiek gaunas? Nu, arba į vieną pusę, va taip. 2, 3 ant ilgiausios vietos. 2 km 300. Oho. Ir šiandien čia pila digestatą, ne? Jo. O kodėl digestato nesrutas? Tai kad mūsų srutas taškai įsiveš parvežtą gestatą. Ir nesmirda. Tai žodžiu, du gyvenimus gyvenimas Jo, srutas, ne? gyvenimus. O kokia nauda jums iš to? Nesmirda, kaimai nesmirda. Supratau. Ką čia nukulėt, kas čia buvo? Žeminiai kvieturgiai. Žeminį keturgį, nu ir kaip pabirė? Gerai. Ką reiškia gerai? 8-2. 8-2? Oho. Kokia įdomi bačka čia važiuoja, ką čia kraunate ją tokia? Va tą juodą daiktą. A, jis ir purškia, ne? Jo. Kokią normą čia beria to digestato hektarą? Tai kokį 40 gal išeis. Gal. Gal. Tai čia taip iš akies, ne? Jo. Tai iš vaškų parvežė digestatą, išpila į lagūną, Jo. tada traktorių pasikrauna ir pila ant laukų. Jo. Geriau būtų, kad vaškai parvežė išlaistytų, bet ne. Nu, ateity. Ateity. Išmoks. Jo. Dabar mokinas. Ką čia sėsit paskui? Rapsai. Dekalvo rapsas jau čia, ne? Nu, greičiausiai. Ir vėl dekalvo rapsas. Nu, fantastika. Šiandien tema yra apie dekalvą. O kada sėsit? Gal pradėsim kokio rugpjūčio 8-10, Kiek planuojat sėti? kokie 3,5. 3,5, ne? 100. Nu, jėga, bus gerai. Kaip pavyko tokį didelį lauką suformuoti? Nežinau, atėjau jisai jau buvo. Nu, ėjo ledynmečiai. Jo, slenka. Slinkos plokštės ir... Slinka plokštės, patraukė griovės iš šonas. Kiek kokių tonų prikulė derliaus per metus? Nu, maždaug. 8-9 tūkstančių. Aha. O ūkį savo fūrų turit? Vieną ką vežate? Viską. O tai, pavyzdžiui, derlių reikia parduoti, vežat juostus ar kur? Į punktus. Į punktus, ne? Jo, jeigu reikia uostos, tada vėl žiūrim. Nu, pažiūrėkim, čia grūdų nėra ant žemės, Nėra. arba aš nematau. Nėra. O pas jūs nebuvo sugulusių? Tai va, turim. Žiūrėk čia kaip sugulė. Draudžiatės pasėlius? Ergo Lietuva? VH. OH. Atrodo, kad VH eitų pasitikti. Nu, kokiu riziku draudžiat? Visur. Yra tekę pasinaudoti. Jo, šiemet skaičiavo. Kokį nuostolį turėt, kas čia atsitiko? Čia suguldė, matau. Suguldė, jo. 15% paskaičiavo. Apsimoka draustis ar ne? Taip. Dabar argumentų pasakykit, kodėl. Tai čia kai su mašinos draudimą, nebus avarijų, atrodo, kam tu jie moki. Bet va, yra avarijų, yra teik. Gerai, kažkokie vis tiek dalis kompensuoja. Bet nėra, pigų žmonės sako. Nieka nėra pigo, bet, nu, tai dabar gerai, ateis rapsiuką pakols. Ką tada? Nu, matot, jeigu turi dekalbo rapsą su radikogenu, jis neišbyra, žinai. Nu ledukų, man atrodo, nei ridiks neapsaugos. Nu, bet pas dirmikių žiūrėk, kai buvo ten suguldę. Nu, neišbyrėjo vis tiek. Kokią didžiausią failą esate turėję, arba, nu, kokią brangiausią klaidą ūkį, nu, ko jau draudimas net nepadėjo. Dažniausiai failai būna, žinai ką, kai prisidirb laukia prie kelio. Visada prie kelio. Niekad nepasėjai gražiai, visada prie kelio. Visada. Sielkai įsijungia, žemės nesudirba normaliai. Nu, niekad nebus vidury lauko arba čia, kur mes esame, ne, tol, kur nieks nevažiuoja. Visada prie pagrindinė kelio. Nu, kad visiems matytas. Tai nemoka dirbti. Nu, Šiandien, va, tai filmavimą atvažiuojant, sutikau traktorių, kuris vežė grūdus ir važiuoja tik su gabaritais jungtais. Šliaužia keliu, taip lėtai žinvingiuotis tas kelias pas jūs čia atvažiuojant. Ir galvoju, nu, ar jiems sunku tas šviesas įsijungti ir tą šiuturėlį. Nu, tipo gabaritus įsijungia, jūs taupo tas trumpas šviesas, jam perdė. kad čia, žinok, gal toksai yra tas bendras, kai praeini po laukus važinėti, po to išvažiuoja kelią. Nu, bet ar kainuoja, ar tai kas yra daugiau soliarkų sudegina, iš atlyginimo atskaitot, kad šviesas įsijungia. Gal neįsimegojęs, gal visą naktį dirba. Ai, nu tai įsijungta šiturėlį ir važiuok, aš nežinau. Ir paskui atsitinka visokie, žinai, incidentai keli. Kai va, tu šie traktoristas su šviesom. Kaip nustatot, ar jau galim kurti? Nes aš pakramčiau kietį tokia to. Jo, čia net ir per kelią bus kiek. Teoriškai tai galėtų. Šitas lauks rekordų turi ant 10,5 tonų. Kviečių. Jo. Bet šiemet vėl kviečiai. Jo.
Kaip čia tu? Gerai, vyra. Ačiū, nuoširdumą, gerai, vyra, varom toliau. Kol vyra, to siemi. Jo. Nebevirs, tada galvosim. Šausim kukurūzą. Jo. Kukurūzą tada vėl. Ne, rapsibas. Gerai, kokius Bayerio produktus naudojat, kad tokį rekordinį derlių pavyko užauginti? Cilanta Energy. Čia klasika, čia turbūt jau nenaudoti yra nusikaltimas. Atvažiavome į pieno fabriką, ne? Čia taip gražiai pasipuošę, gėlės, viską. Tai čia moters prisižiūri. Aha, visur išbetonuota, šuruva, dviračių parkas, stovi. Sveikai žmonės juda, ne? Nesumažinama, su dviračiais. Su akumuliatoriais, matai. Su akumuliatoriais net, aha, čysina. Sveikai. Čia labai didelis plotas, neaišku, nei kur 12 čia. hektarų. 12 hektarų, tiesiog lengvai tai 12 hektarų plotas. Ir kiek tuose 12 hektarų pieno čia pagaminat? 50 tonų į parą. Į parą. Apie 50. Apie 50 tonų. Ir kiek tų karvių gamintojų čia turit? 1,4. 1400 melžiamų karvių. Tai svyruojančias skaičius. Oho, o tai kiek prieaugliaus tada dar tiek pat? Tai bendroji gal 3000 kažkas. 3000 galvų. Nu. Ir kiek žmonių reikia tokiam kiekį aptarnauti? Šiam 6 su mechanizatoriais. 66 žmonės prie 3000 galvų maždaug, taip, ne? Jo, nu tai prie žemė. Oho, o kokie čia procesai yra automatizuoti? Apart mėšlo valymo, pieno šaldymo, gal tiek. Ir čia labai daug pastatų, ne? Čia turbūt pieno blokas, ne? Jo, už nugaros šaldytuvas. Kaip melžiat, kokiu būdu? Glūtė, šona. Aha, kada robotai bus? Kažkada. Nėra tokių minčių. Yra. Bet svajoja tyliai, kaip matau, ne? Bet fermos čia visos ant plyno laukas ateitus, ar čia buvo nuo... Čia buvo kolokė fermų. Aha, bet matau tokias modernės su žaliuzėm jau... Nu tai tas modernums įdėjom po šitai gal mažiau, čia kokie 10 metų, jau apie 20 metų čia. Jau prekinė išvaizda po biškį prarandam. Kiek iš karvės vidutiniškai melžiat, gal žinot? 3-6 gal dabar. 3-6, ne? O kur pieną atiduodat? Žemaičiam. Žemaičiam. Biškį toli vežti, ne? Tai čia jų jau logistikos reikalai. Einam apžiūrėti naujausią statinio. Kai mūsų daktaras sakė, veršelių privilegija, ne, tik gimėjai jau turi nuosavą būstą bent jau mėnesį. Mes patekom čia, kitos ūkėse sako, į lopšelių darželę, ne? Tai čia tas pats, jo. Patenka tik ką gimė, ne? Ir turi Jo, privilegijuot iš kartą. Čiukšt mėnesį savo būstą. Mėnesį. Su all-inu. Viskas įskaičiuota, žiūrėk. Kokios talpos čia yra, kiek čia tų gyventojų gali priimti? 169 turėtų tilpti. Aha, kaip apskaičiavot, kad tokio dydžio reikia? Tiek plotą, bet turėjom laisvą. Bet didžiausia problema yra, ne, kaip pastebėjau ūkios, kur dėti tą prieauglį, ne? Nu, kad komfortiškai būtų, kad, nu, vis tiek, nu ateitis. Aha. Ir kiek žmonių prižiūri va šitą lopšelį darželį? Daug, man atrodo. Nu, pamainom čia. Čia daug rankinio darbo yra, bet matau, čia protingai padaryta, ne? Čia su traktoriu vala, va šitas. Bet kaip čia su traktoriu išvalyti, čia ne kaip? Taigi šitas su atverti, atstumiai čia, 3 vartai padaryti specialiai ir čia vakar tik išvalė. Bet taigi čia kolonos yra. Tai reikia mokėti, važiuoti. Kęstuti, čia yra tokie eskimo nameliai. Įglų mes įglų vadiname. Ir matom, išvežė vieną. Jo, švaros diena, ketvirtadienį. Ketvirtadienį švaros diena, Jo. Penktadienį žuvies diena, ar kaip tam? Nu tai penktadienį mes švaros, ketvirtadienį veršeliai. Okay. Kiek čia tokios namelios gyventojų gyvena, kokio 14. amžiaus? 14, ne? Jo, Ar kokio amžiaus, sakyk, nuo kiek čia būna? mėnesio iki, nežinau, dabar tiksliai reiktų pasitikslinti. Nu, Ir- sukai ratą. Aha, ir kas kiek, Iki arčiau išvažiavimo. ir kas kiek laiko tos namelius reikia valyti? Kiekvieną ketvirtadienį ar čia? Na, kiekvieną ketvirtadienį, jo. Kiekvieną ketvirtadienį, ne? Kiek tokių namelių čia turit? 20, man atrodo. 20. Abi iki pietų. 20 namelių po 14 gyventojų, ne? Jo, Tai čia yra skaičius. yra. Ir kiek žmonių čia dirba? 2? 4 dabar, man atrodo. Aha. O ten... Kai vyrai laistus nuo grūdų vežimo, tada čia buvom daugiau. Aha. Stengiamės moterim padėti. Nėra stogo užkabinę. Yra. Kaip be nuotikių. Viskas per skubėjimą, kaip sako, ne? Tai išveža jos kažkur sudeda, Jo, išsivalė, atveš šiaudų, šviežių ir vėl sustatės atgal. o jie čia suvaryti Jie, nu, Prieš- kol išsivalys. prieš valymą, ne? Jo. Ten iš galo važiuos su krautu ir Jo, kabins. jo. To prie karvių melžimo kiek dirba? Daug. Tai vienoj pamainoji, 2 melžia, 1 varinėja ir operatorius. Bet vienoj pamainoj. Operatorius ką operuoja? Operuoja, filtrus keičia, prižiūri. Ai, kaip technikas toks, ne? Jo, nu vis tiek kažkiek valandų ten tą pieno filtrą reikia pakeisti ir taip toliau. Vienas melžimas kiek laiko užtrunka? 8,5-9 valandas. Vieną ratą. O kiek yra toje eglutėje melžimo vietų? 40. 40. Oho. Yra reikalų? Yra, nu. Kam dabar lengva.
Atėjom, galim pavadinti pašarų sandėlę, ne? Jo, pašarų bazė. Kiek tokiam kiekiui gyvulių reikia pašarų pasigaminti ir kokių? Čia silosas kaip turbūt yra, ne, kukurūzų žolės. Rūgainių. Grūdainis čia? Rūgių silosas. Rūgių silosas? Jo. Ok. Kiek jau pagaminat? Tai nedaug šiemet, bet šiaip stengiamės, kad čia kaip žolės pakait. O kodėl tokia reikia? Kokią naudą? Gerai, sijomain gerai. Ai, sijomainai gerai. Ja. Gal neefektyvūs esame, ne, nes nuo balandžio iki, nuo gegužės iki rugpjūčio laikam pūdymą, bet turim darbų, pailsinam biškį žemę. Kiek tonų pašarų per metus pasigaminat? Mums šitam visam reikalui reikia 15 000 tonų kukurūzų masės. Oho, tik kiek hektarų auginat? 500. Ir apie 10 000 tonų žolės. Kiek hektarais? Tai 400. Taip, lengvai 400 žolės, 300. Nu, tai 400 dar nėra daug. Ok, užtenkat pašarų ir arba kad pritrūkat? Visokių metų būna. Aha, jeigu pritrūksta, ką darot? Ieškam. Perkat? Na, ką darys? Aha. O Eurais karvį nepašersi. kiek technikos ūkiai pas jūs vienetų dirba, kad taip viskas spėt? Ir kulti, ir presuoti, srutas vežti. Ką turim 3 klasai, ne, traktoriai. Koks galingiausias? Džonis 500. Gerai, ką Džonis dirba? Tik tai skutika tampa. Ir sėja. Kokią sėjamą traukia? Fokus. Kiek metrų? 6. 6 metrų fokusas su tokiu dideliu traktoriu. Tai kai nori gerai sėti, reikia didelio traktorių. Ok. Jeigu nori, kad būtų viskas taip kaip Nu gerai, Džonis traukia skutiką. Ta sėjama ir skutika. Jo. Ką kiti traktoriai daro, kokias galios? Likščiuoja, priekabos, žolės vežimas, srūtos. Kiek suskaičiavote traktorių? Tai jau 13 traktoristų kiekvienas turi po savo, tai jau 13, nu dar plus tokie 4-5. O kodėl čia gabalai supjaustytas silusas? Tai BVL atkandėjai geri. BVL atkandėjo, kodėl reikia taip sukandžioti? Šitaip, Aha. kad nebarstėti ir trančioje kokybė būtų, neprarastam pašarų. Nu papasakokit, man įdomu, nes... Nu, tai jisai pasiruošė, baigė rytinį šėrimą, pasiruošė vakarinį, pietiniam šėrim. Jis čia po pietų nieko neliks. Aha. Tai tą dalintuvą Jo, sudėsit, jo, miksas. čia žolės silosas, ne? Žolė, kukurūzai, Čia kukurūzai. šiaudų, O su to dalintuvu čia atskiras etatas yra? tas pats. Nu, ta prasme, jo, 2 žmonės. Aha. Čia kaip šėrimą dėliojat ryte ir vakare, ne? Jo. Kiek pašarų ryte tas dalintuvas išdalina? Daug. Kokios talpos yra? 36 kubų. 36 kubai. Jo, Vieną fermą eina pašerti. jo, tam ir ėmėm, kad būtų. Bet tik vieną. Tik vieną, jo. O kodėl tokį dalintuvą BVL? Esam daug išbandę, vis tiek grįžom prie to. Technika gera, servisas geras ir laiką gerai. Ne, laiką, maišą gerai, jo. Programa lengva. Tai kiek dalintuvų ryte, pavyzdžiui, išdalina? 4 ir 6 dabar, kažkas tokio. Ir visi skirtingais racionais būna, ne? Nu, keli yra vienodas, su daugiau skirtingus. Tai jeigu kas nors norėtų tokio dalintuvo BVL, rekomenduotumėt? Taip. Ai, tiesa, o kodėl nesavaigis? Bandėm, kol kas nepribrendam ir nežinau, žiūrėsim gal ateityje. Nu, kodėl su traktoriu patogiau? Nėra BVL, ta prasme, BVL, va būtent BVL, Aruncio linkėjimą. Nėra 3.6, 20 su kažkiek didžiausias. Ai, jums svarbu labai Nu, kubatūra. ir kubatūra dėl to, kad dalinimo ir širimo laikotarp sutaptų. Ir, nu, tai tas, ką šeria ir jam reikia palsėti, kad nereiktų. Nu, supratau, žodžiu, visą dieną tas dalintuvas važiuoti negali. Nu, tada žmonių reikia. Kas jums pardavė šitą dalintuvą? Geriausias SV technikos vadybininkas. Stakėnas. Stakėnas, Regimantas. Regimantas. Bet Ne? iš tikrųjų jisai čia suorganizavo mum ten kosminį greičių. Jisai buvo parodoje Lenkijoje šitas. Ir mum užsilenkė. Ir mes ten turėjom tokį rezervinį mažiutę, kur, nu, šėrėmės viskas tarkoja. 4-5 dienų laikotarpį. Bet čia, nu, ten kosminis jisai. Ne tik kaip žmogus, bet kaip ir vadybininkas. Greit sudirba. Ne? Jo, Aruncija ten irgi gerai sudirba greitai. Žodžiu, šaunuoliai, jeigu reikia greičio, Jo, bus. galim. Kaip žala Dakare, ne? Panašiai. Kam šitos Lego kaladėlės reikalingas pavadinkime? Po pietiniam gal, ne? Čia vakarienė ruošia? Vakarieniai va šitom. Aha, čia melžimam karvėm, ne? Nu, visom. Ir kodėl va tokią technologiją naudojat? Labai gražiai čia matoma atpjaustyta yra. Dėl kokybės. Pagrindas visas dėl kokybės. Nu gerai papasakot, kur čia ta kokybė? Neišsidraiko, neprilyja, jeigu kartais nelytų, pasiruošiam pašarą, kuris nelabai kaisnės per tą kaladę greitai. Tai aišku, jis dabar va ruošis, kiek mes čia turim 11, tai 12 pradės šerti. Tai vakarė jau nelik. O kodėl, pavyzdžiui, negali iš karto atpjauti ir dėti dalintuvą? Gali, neturim tiek žmonių. Per ilgai užtrukta? Per ilgai, nu ta prasme, daug yra racionai keli 36 kubų dalintuvas
Nu, tai yra reikalų. Kol čia supjaustytum po vieną kalną. Jo, nu, tai žiūrėk, kiek šimtą laiko. Tai pagrindą ten šitas ir užim, kokybiškai pasiruošti paškai. O daug sugedusių būna, ar čia jau atsimetę yra, kaip tą plevelę nuimat? Dabar nedaug. Jau išmokam dirbti. Pasidalinkit know-how, kaip teisingai pasiruošti pašarą, kad kuo mažiau išmės konservantus dedat. Per kiek laiko pagaminat vieną tą tranšėją? Tai šitą tranšėją telpa apie 2,7-3 tūkstančiai žolės. Tai 3, nu maksimum 2-3 paras. Nu, ne paras dieną dar. Tai uždengi vyrokai, įgūdžių jau turi, tai per 3 valandas. Kodėl tokią TV naudojat? Nes visi pjauna tai vienodai, koks šis stebuklas. Nežinau, gerai dirbs. Jauna, kantrus, dideli, mažesnių pasirinkims. Kaip manot, koks bus Lietuvos žemės ūkis po 10 metų? Čia bus robotai fermai stovės? Be žmonių nebus. Kada robotai bus, tai manau, kad bus. Pas jūs bus? Tikiuosi bus. Kas geriau, ar 300 hektarų nuo savo žemės, ar 3000 nuomojimas? Jeigu žaidžiant rinkos loterijai ir kai kuriais metais gal geriau tik 300 savo. Kokią rekordinį derlių esat pasiekę ūkį ir kada pavyko pelningiausiai parduoti? Tai čia kai būmstasai buvo gal, tada kai jau po 2,40, ne, 2 pamkviečiai buvo, prieš 2. Nu, čia kai karas prasidėjo Ukrainoje. Prieš, nu. Jeigu rytoj uždraustų ES išmokas, ne? Kiek ūkių užsidaryta? Vietinių daug. Nu, visiems čia yra paskata, bet kai kurie gal tik iš to ir gyvena. Jeigu reikėtų vėl iš naujo priimti sprendimą dirbti žemės ūkį, ar kartotumėte, ar eitumėte kitą sektorių? Visai gerai, galim dirbti. Kas dabar pelningiau yra? Ar pieną gaminti, ar javus auginti? Pagrindė, tai mūsų vis tiek yra pienas. Daugiausiai uždirbat iš pieno, ne? Nu, stabiliai uždirbat. Iš grūdų tai tu prikūliai buvo kaina gerai, prikūliai nėra kainos, nu nėra, nu ką tai. Kokias ateičiai investicijas planuojat? Atsiremontuoti kažkiek ir gal dar kažką pastatyti. Nu ir pabaigai, kur išleistumėt milijoną, jeigu čia turėtumėt? Poilsį. Reikėtų daug poilsiauti iš milijono, ne? Čia... Nu, tai reguliariai, žinai, ten. Išsidalinti, ne? Ką norėtumėt palinkėti ūkininkam? Gerų orų. Šiaip svarbiausia gal geros rinkos. Gerų sandėrių. Aš irgi to paties palinkėsiu. Tai ačiū Kęstutui už skirtą laiką, ačiū žiūrovam, kad žiūrėjot. Reikia? Ir siekit DeKalb rapsą.